Nu, tai va, tai klausykit. Vienu žodžiu, pizdėts, kaip blogai. Jūs žiūrėkit, kur mes pakliuvom va čia. Kažkokios sienos, kažkokie šunys, reiškia, va čia kažkokie, va. Tarp kitko, čiagi yra aliuzija į Vilniaus sporto rūmus, jeigu atsimenate, ten tokie vat visi. Tai kas čia, sporto rūmus mums čia perkelė, jo? Tai kaip dabar žmogui pereit per gatvę, visi vat eidavom, palauk būna, va ten, va tep, ir tada va šituo va tep, nueinam. Tai dabar pasirodo, reiškia, taip nebegalima vaikščioti, jo? Taip, kaip čia išeina? Kaip čia išeina? Dabar turime eiti, va, kažkokio, tai reiškia, keliuku. Į nieksgi nevaikšto, tik tai mes. Vagi, žmonės, va ten, va normaliai, va su dviračiais, va ten, va. O, važiuoja ten. O mes, reiškia, dabar jau turim va šitaip, va vaikščiot, va šitokiu, va keliuku, va šešto, trampampam, tokiu, va tiltuku. Tai kas čia per nesąmonės yra? Siaubas, vienu žodžiu. 100 000 Vilniečių, va. Pasipiktinę šitokių dalykų, šitokių grini savo, nekliūva kojos, va, normaliai, va, kojos statosi, tik siaubas šitaip yra dabar. Tai kaip čia, šunys betoną uosto, ieško kažko tai, ir eini, va, taip eini, ir išeini ten į asfaltą. O čia tau ne upė teka, nu, kai normaliai upė, ne. Mašinos važiuoja, į ten nuvažiuoja jos. O, tai kas čia yra? Tai čia taip yra, jo, tai buvo iššūkis, taip smagu, stovi ten, važiuos mašina, nevažiuos, bėgi, tap, su kojytėm, taip kojytėm. O dabar va, 1-2 perėjai, vidury važiuojamosios dalies, va taip perėjai ir va čia va išėjai, o va čia tarp kitko. O čia vat vienas geras dalykas. O čia vat turėtų būti iš tikrųjų, kai išeini važiuojamoji dalis, čia turėtų būti pastatyti, nu kokia tais tvora kažkokia turėtų būti pastatyta. Tvoros nėra. Tai kaip mums dabar eiti, tai per važiuojamąją dalį, čia kur mašinos važiuoja, jo, va šitaip. Tai va šitoks yra šitas tiltas. Toks, reiškia, naujasis Vilniaus baltas tiltas. Tai čia gražu. Buvo anksčiau normaliai, kaip žmonės, eini per gatvę, bėgi, prabėgi. Va, kur mūsų pinigai išmetami, kaip sakant, į šiukšlių dėžę. Net ne į šiukšlių dėžę, į kažkokį betoninį tiltą. Vat kaip yra. Tai vienu žodžiu, atsibodot jūs man viso gero. Sakau, viso gero, atsibodot, viso gero, viskas. Iki kito karto gero. Nu, dar gerai, ką ačiū Dievui, ten ambasadoje, bent jau ten yra koks tai raudonas ženkliukas, kad negalima įvažiuoti iš čia į ambasadą. Nu tai va bent tiek, kad čia bent jau negalima. Tai va, nu siaubas, nu gėda. Šitaip mūsų pinigai. Jūs atsibodot, viso gero, sakau.